Labadiena visiems, kurie žiūri trečiąją internetinę transliaciją susitikimą Internetas jūsų sodui. Šios laidos temą jūs jau matėte labai ilgai savo ekrane, tai ji yra tokia: šiltnamių daržovių auginimo ypatumai, veislės, tręšimas ir mikroklimatas. Tikiuosi, kad jūsų labai daug yra anoje pusėje ekrano, tai yra Lietuvos bibliotekose. Ir kviečiu aktyviai dalyvauti šitoj diskusijoje, ne tik todėl, kad dar labiau išsiaiškintumėt, kaip reikėtų auginti daržovę savo šiltnamiuose, bet ir todėl, kad jūsų laukia prizai. Tie, kurie bus labai aktyvūs, gaus prizus, kurie bus naudingi jūsų daržui ir sodui. Na, o šiandieną mes turime du svečius, dvi svetes, galbūt taip galima pasakyti, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto moteris, tai yra daktarė Julija Jankauskienė ir Nijolė Maročkienė. Viską jos žino apie šiltnamius ir turbūt pačios turit šiltnamius. Ar turit? Turiu. O jūs turit? Turiu prisipažinti, kad ne. Neturit. O aš turiu daržą susikasų, šiltnamio dar niekaip nepasistatau, nes įsivaizduoju, kad tai yra labai didelis darbas. Gal jūs galėtumėt pasakyti, kokius 3 pagrindinius dalykus, ką reikia daryti, norint pasistatyti greitai, kokybišką ir tokį labai optimalų šiltnamį? Kaip jūs darytumėt, ponia Julė? Tai šiuo metu greitai. Reikia turėti vyrą, kad pastatyti šiltnamį? Ne, yra net ir surenkamų, tačiau vis tiek reikia šiek tiek išmanyti, yra jau parduodamų konstrukcijos, tik tai reikia kurias susirinkti. Bet tai yra labai brangu. Jau ne, yra ir panaudotų, yra šitą galimybė ir taip. Arba paprasčiausiai jūs turite kokią plastikinę šitą vamzdį, susilenkėt šitą ir įkasat į žemę, gerai įtvirtinat ir užsidengėt plėvelę. Pone Nijolė, koks jūsų šiltnamis? Mano šiltnamis medinis, iš medžio, pagrindė. Tai jis jau toks ilgamžis, ar ne? Galbūt kokiem, taip, 8 metai, 6. Prieš pradedant, prieš sugalvojant, kad jau dabar nešiu savo sėklas arba sudaigintas sėklas į šiltnamį, ką reikia tam šiltnamį atlikti? Tai dabar jau turi būti reiktų išberti trąšas, turi būti dirva ne tik perkasta, reiškia supurenta, paskui jeigu jau mes, kaip čia matote, priekį mes turime daigus, sodinimui jau tinkamus, jau pats laikas. Dar nesimato, bet mes pasikelsim ir parodysim. Ir su pomidorais ir su agurkais jau įeiti ir į polietileno plėvelę dengtų šiltnamius. Pirmą pasidarom duobutes ir gerai jas priliejame vandenį. Bet ponia Julė, ar galima savo, norint užsiauginti savo ekologišką daržovę, jūs sakėt berti trąšas? Reikia berti trąšas? Yra ir ekologiškų trąšų. Prašau, šitą nebūtinai, šitą yra ir organinių trąšų. Prašom, kaip jūs norit naudoti. O jeigu jūs su saiku naudosite ir tas vadinamas sintetinės trąšas, nepertrišite, tai tikrai vis tiek turėsite daugiau mažiau ekologiškas daržovės. Pone Nijolė, tręšiat savo dirvą? Taip, tręšiu. Kažkiek tai naudoju mineralinės trąšas, bet o gal galite pavadinimus pasakyti, kokiam trąšom tręšit? Horti, Kemira horti. Arba hidrokompleksą, tas trąšas, kurios greitai tirpsta vandenyje. O tie, kas turi savo ūkelius, tos vadinamos organinės trąšos, kaip pavadinti, kur arkliukai, karvytės palieka? Taip, būtent naudoju ir pelenus, būtinai prieš pagrindinį tręšimą išberiu, nes kalių yra šaltinis, kaip buvo. Ir naudoju tiesiog paraugintas srutas, jeigu tiesiai. Kas turi galimybę mėšlo, prašau, labai gera trąša. Būtent. Ir po to atitinkamus santykius keičiu su vandeniu ir tiesiog vegetacijos metu palaistu. Tai dabar išbarstėm trąšas, jos susigeria į žemę, ar jas reikia dar kažkaip apkasti? Reikia būtinai porenti. Įterpti. Kad jos nebūtų viršuje, būtinai. Pasidarėm duobutes ir pasiruošėm sodinti. Tradiciškai šiltnamyje auginam turbūt agurkus ir pomidorus, ar aš klystu? Ar dabar jau... O gal palyginkim, tarkim, prieš 10 metų žmonės, ką daugiausiai sodindavo šiltnamiuose ir dabar galbūt kažkokie labai pažangus ūkininkai ar sugalvojo paeksperimentuoti ir užsiaugino kažką, tai patirtį savo papasakokit. Sortimentas tikrai didėja pastaruoju metu daržovių, būtent pas dalį ūkininkų galima rasti ir paprikos auginant, ir tos pačius baklažanus. Ir šilumą mėgstančias prieskoninės daržovės, kaip bazilikus. Kai kas bando auginti dumplūnės, bet neverta. O ką tai reiškia dumplūnės?
Tai yra valgomoji daržovė jau tokia. Panašiai ką į mažai salotą, į išplitusi, panašiai daugiau yra ir į pomidorus. Stambiavaisė dumplūnė, tai paskirtis naudojimo pomidorų atitinka, galima juos ir marinuoti, ir žalius valgyti, ir troškinti. Ir yra tas privalumas, kad nuskintosios iš pomidoro mes tiek neišlaikysim, o dumplūnės galime išlaikyti iki 2 mėnesių. O iš kur šitą daržovę atkeliavus? Ši daržovė yra iš Pietų Amerikos daugiau atkeliavus nuo šito žemyno ir mėgstanti šilumą yra. Bet puikiai auga mūsų sąlygomis ir laukia. O susidaiginti irgi iš sėklų, ar ne? Reikia sodinti daigais, va būtent jau turėtų būti pasėta prieš savaitę. Ir šiuo metu dar sodinti tikrai negalima į lauką, tik tai šalnų pavojų praėjus, nes daigai, augaliukai jauni labai bijo šalčių, jau 0 laipsnių jiem pakenks. O su tom dumblūnėm yra toks pats didelis darbas, kaip tarkim ir su pomidorais, kur reikia pažastėlės kabyti, prižiūrėti ir išti aukštyn. Čia dėja aš daugam rekomenduoju, kurie... Tinginiam. Ne tinginiam, gal kurie vengia to stropaus tokio kruopštaus darbo. Genėti tikrai nereikia. Galbūt... Pažastėlių skavimas yra genėjimas, taip? Taip, būtent šito nereikia daryti, galbūt tik tai reiktų aukštaūgės veistės, jeigu mes pasirinksime, tai pririšti kažkiek, kad vėjas ar lietus tiesiog neišlaužytų. Na, iš patirties, tarkim, kiek ant tokio vieno, jis panašus į pomidoro krūmą, tarkim, tas daigas, jis toks užauga? Jis yra vešlus, gana šakotas tas krūmas ir ant vieno augalo, mūsų paskaičiavimais, smulkiavaisės dumplūnės išaugina net iki 350 vaisių. O stambiavaisių taip vidutinis vaisių skaičius iki 160. Tai yra trapus. Taip. Šiek tiek augalas. O gal galit pasakyti, aš įsivaizduoju, kad tiems, kurie žiūri, yra labai įdomu, kiek toks daigas maždaug kainuoja, jeigu jis tiek daug veda. Ir kaip jį atskirti turguje, juk nepažįstančiam, tai ar turguje, ar kažkur medėlinė, kur perkam tuos daigus? Nu, čia kaip yra mažiau paplitusi daržovė, tai tie lapija į pomidorus tikrai nepanaši. Gaila, kad neatsivežiau. Bet... Tai likim skolingi šitą parodymą, kitam kartui parodysim, kaip atrodo dumblūnės. Sekantį kartą. Bet į kažką jį panaši? Palmė gal kokia, jeigu iš... Ne palmė. Lapai yra, ne į pomidorus daugiau, galbūt agurkų, tokie, biški, kraštai apvalus lapų, neprimena nei agurkus, nei pomidorus. O pats vaisius kvepia, kaip pomidoras panašiai? Pats vaisius turi specifinį kvapą toks ir būtent ne visų yra mėgiamas vaisius, tikrai ne visų. Smulkiavaisių dumplūnių vaisiai, tai turi daugiau saldumo, tai jų paskirtis panaudojimo yra kaip uoga. Tai galima ir marmaledus virti, ir džiovinti, ir uogienės virti. Tai užsigrėtiniai ir agurkais netinka jos? Taip, tikrai ne. Ir dar turi želatinuojančių savybių. Taip, kad verdam vyšnių uogienės, skystą įdedam dumplūnės smulkiavaisės. Na, iš tiesų naujiena, ar ne? Uogos iš šiltnamio. Bet būtent dar Lietuvoje nėra paplitus ir tikrai kiek teko. O kur jų galima įsigyti? Sėklų tikrai yra sėklų parduotuvėse ir šiuo metu dar nėra vėlų sėti. Galima tiesiog pasisėti, ar jeigu mažą kiekį, tai ant palangės, arba jeigu turint šiltnamiuką, tiesiog iš šiltnamiuką, į lauką dar tikrai nesėkit. O daigiukam paaugus, birželio tai pradžioje sudinti tiesiai į lauką. Tai pomidorus ir dumblūnės aptariam, ar ne? O agurkai, tarkim? Taip. Agurkai dabar, auginant agurkus reikia atkreipdėmėsi. Pavyzdžiui, jeigu mes norime sodinti, jeigu pomidorą jūs sodinat ir dar gerokai paspaudžiat aplink tą daigą ir giliau jį įkišat, tai su agurku reikia elgtis žymiai atsargiau. Agurkas labai jautrus, jo stiebas, tai sodinant nereikia jo sodinti giliau, net aš ten tokias ir čia, jeigu prieitins schemą galėsiu parodyti, koks skirtumas trupučiuką sodinimo agurko ir šitą. Aš jums padėsiu. Tai va, kad agurko šitą daigas būtų kaip yra, mes turim podelį, pavyzdžiui, išauginta, kad vos aukščiau, yra vos aukščiau virš dirbos. O pomidorą šiek tiek mes galime užgilinti sodinant. Ir reikia neprispausti.
Reikia neprispausti šitą daigo ir po 2 savaičių jau ryšant augalą irgi reikia nesuveržti toj vietoj tam, kad paskui nepadarytume žaizdos ir augalas nesusirgtų ir neatsirastų šitą pašaknio lygus, neišsivystytų. O gal dabar galima atsakyti klausimą, Giedrė iš Tauragės klausia, kokiomis cheminėmis trąšomis tręšti pomidorus? Ar tinka pakasti po šaknimis žuvies? Aš irgi girdėjau tokį prietaras, ar čia iš tikrųjų? Fosforo trąša. Pirmiausia, dar į ką norėčiau atkreipdėmėsi, kai kurie mėgėjai, kaip minėjau, padaro duobutes, reiškia, rekomenduojama jas gerai palaistyti, palaukti, kol susigers ir tada tik sodinti daigą. Tačiau yra tokių, kurie įberia į duobutės šitą trąšų, tų pačių cheminių, mineralinių, reiškia, trąšų, arba, kaip sakoma, šitą to žuvies kaulų. Tai čia reiktų elgtis atsargiai. Visgi aš šitą patarčiau pakrikai paberti trąšą šiltnamį ir jas įterpti, o neberti į duobutės, nes gali susidaryti, tirpstant trąšoms, neaišku, gali būti mažesnis drėgmės kiekis, taip, ir gali šitą tirpstant šitą deginti. O prašom, tai čia yra šitas žuvis ir jos kaulai yra fosforinė trąša. Na, jeigu yra žvejys ar ne žvejas, tai iš tikrųjų tų mažų smulkių žuvelių lieka prieš pat... Ir ekologiška priemonė. Taip, ir ekologiška. O kaip jūs tvarkytumėte šiltnamį, tarkim, vienoj pusėje agurkai, kitoj pusėje pomidorai, ar po pusę lisvelės, nes galime užsiauginti ir prieskoninių dar visokių daržovių, ar ne? Kaip jį reiktų sutvarkyti racionaliai, kaip susodinti tos daržovės? Geriausiai tai yra pomidorai tiktų su paprika. Taip, paprika su agurkais, paprika su pomidorais, tai yra viename šiltnamyje galima auginti ir jį labiau tinka, o vis tiek yra, daugiausiai nėra galimybių ir dažniausiai nori vienam šiltnamyje užsiauginti viską. Pavyzdžiui, dabar jau gali augti salotos ir jos gali būti nuimamos, pavyzdžiui, lapinės salotos, ir tik tarp jų padarius duobutes galima sodinti pomidorą ir agurką. Ten, kur augs agurkas, aš patarčiau skirti šiltnamį per pusę, ir ten, kur bus sodinami agurkai, turėtų būti tik viršutinis šiltnamio vėdinimas, o ten, kur augs pomidorai, turėtų būti ir viršutinis, ir šoninis, ir duris atidaromas. O laistant paskui agurkams reikalinga didesnė oro drėgmė ir jie bus laistomi šitą daugiau, pomidorai bus laistomi rečiau. Tai mes beveik ir atsakėm poniai Vaidai iš Tauragės, įklausė, kas geriau kartu agurkai ir paprikos ir pomidorai, tą atsakėm. Dar klausimo dalis liko neatsakyta, kokiu atstumu vienus nuo kitų reikėtų sodinti. Čia kalba, jeigu kalbama apie pomidorus, tai 70 cm tarp eilių ir 30-35 cm tarp augalų. O jeigu kalbant apie agurkus, tai 80-90 cm tarp eilių ir apie 30-40 cm tarp augalų. Čia priklauso trupučiuką ir nuo augalo, pavyzdžiui, pomidoro, tai yra aukštaūgė ar žemūgė, o nuo agurkų ar didesnė lapija ar mažesnė lapija. Va, ir Marijona iš Semeliškių rašo, kad turiu 2 šiltnamius, vienam auginu agurkus, kitam pomidorus, auginu ir paprikas. Tai jau sakėt, kad galima agurkus ir paprikas auginti kartu. Čia optimaliausias variantas. Mūsų dar klausia apie ligas, bet mes gal sugrįšim į pradžią apie ligas, ar truputėlį toliau, ar ne, pasišnekėsim. Ką daryti, kad nežaliuotų žemė šiltnamyje? Aldona iš Pašilės klausė bibliotekos. Tai tikriausiai per didelė drėgmė. Jeigu žaliuoja, susidaro samana, paprasčiausiai purenti ir gerai vėdinti šiltnamį. Arba yra gal dar aukštai gruntinis vanduo. Tai reiškia, dėl to tai reiškia vėdinti. Purenti. Purenimas ir vėdinimas. Taip, purenimas ir vėdinimas. O dabar taip, jeigu galėtumėt pasakykit, tarkim, kiek laiko tam šiltnamiui reikia skirti dirbančiam žmogui? Na, jeigu žmogus jau pensijų ir visą dieną turi laisvą, tai turbūt kasdien gali nueiti šiltnamį. Bet žmogus dar, kuris dirba ir turi šiltnamį, kad tas šiltnamis būtų tvarkingas, kad jame ten viskas klestėtų, bujotų, augtų, kerotų. Kiek reikėtų skirti dėmesio? Per dieną, per savaitę? Ir čia priklauso nuo šiltnamio dydžio. Manykim, kad labai didelių juk neturi. Esam ne Kėdainių krašte, ar ne? Nedidelį šiltnamėlį.
Pirmiausia, tai sudėtinga dėl to, kad visgi reiktų atidaryti tą šiltnamį jau kasdien priklausomai nuo oro. Tai vien dėl to esi jau pririštas, kad reikia šitą kasdien jį vėdinti arba jeigu šitą apsiniaukęs oras ar šalta, tada taip, nebūtina. Taip, tai vėl kitą kartą, kai karšta vasara, tai ir agurkus, pavyzdžiui, reikia vos ne kasdien laistyti. Tai va čia ir priklauso ir dar nuo oro. O taip užtenka ir 2-3 kartus savaitėje. Tai va, o genėjimas tai vieną kartą savaitėje ir vienus ir kitus praeinam šitą ir genim. Tai žodžiu, noriu kažką paklausti. O ponia Julė, kai kurie sodininkai mėgsta vidury žiemos nuvažiuoti į savo sodą ir prikasti sniego iš šiltnamį. Ar tai veiksminga ir kam tai reikalinga? Tai čia, kad susikauptų drėgmė. Taip, visai gerai, šita gera priemonė. Nes per žiemą greičiausiai gali tą žemę šiltnamyje padžiūti. Taip, ir dar šitą sniego sluoksnis gaunas tokia izoliacija, pašildo šitą tą dirvą, šitą greičiau atšyla. Ir kad neleidžia taip ilgai šalti dirvą. Taip. O ponia Nijolė, tada klausimas jums. Adelė klausė, kaip tinkamai prižiūrėti paprikas. Labai dabar pastaruoju metu populiarėja paprikos ir gal galite patarti tam tikras rūšis Lietuvos klimatui ir Lietuvos šiltnamiams. Paprikų veislių yra gana daug ir pasirinkti tikrai yra sunku. Daugiausia veislių tai yra iš Olandijos. Tačiau Lietuvoje, galbūt dar ne visi žino, yra 2 lietuviškos jau paprikų veislės. Dar naujausios Alantos veislės dar sėklų nebus parduotuvėse ir nerasite jų, bet šiais metais jau bus vykdoma sėklininkystė ir kitą metą, manau, jau bus. Tai būtent šitą Alantos nauja veislė išvesta pernai jau tai saldžiosios paprikos veislė oranžiniais vaisiais. Vaisiai gana stambus, iki vidutiniškai sveriantis 225 gramus. Jie stambokiai yra, taip iki 10 cm skersmens ir panašiai iki 11 cm ilgio. O kokių vitaminų yra paprikoje? Paprikoje yra, galima sakyti, visų vitaminų, ko reikia žmogaus organizmui. Ir gydytojai rekomenduoja, kad taip maždaug 100-150 gramų suvalgius vaisių, jau papildomai jokių papildų nebereikia. Tai vieno paprika per dieną. Būtent vieną papriką suvalgius gauname vitamino C dozę žmogus. Ir karotinų, ir vitaminų tikrai yra daug. Ir kai kurios veislės, pavyzdžiui, mūsų tyrimo duomenims, karotino kiekį net lenkia morkas. Būtent, bet kai kurios veislės. O aš esu susidūrus su žaliom paprikom, tiesiog pirkus parduotuviai. Tokios karčios ir neskanios, ar jos nesunokia, ar jos neužaugintos gerai, ar kas yra. Ir kokias reikėtų geriau auginti. Yra paprikų, galbūt jums papuolė paprikos vaisiai, kurie nėra kartieji, bet yra pusiau tokie kartieji. Yra ir tokių net veislių. Ir gali būti tas aitrumas būtent nuo veislės savybių. Tačiau paprikos vaisiai tinkami naudojami ir žali. Tik tada, kai vaisius įgauna jau užauga tam tikro tai veislė ypatingo dydžio vaisiaus. Galbūt tai buvo nedaaugusi kažkaip, jo čia apie sunokimą aš nieko nesakau, bet tiesiog techniškai nesubrandusi, nepasiekusi techninės brandos. Būtent, nepasiekęs technikos brandos ir gali būti tas aitrumas. Taip pat aitrumas dar gali priklausyti ir nuo auginimo sąlygų, jeigu per mažai buvo šviesos ar kaip, irgi gali būti tas vaisiai išlikęs tas aitrumas. Tai skonis turėtų būti salsvas arba neutralus, ar ne paprikos? Čia irgi priklauso nuo veislės. Yra labai saldžios, labai sultingos skanios paprikos, tai tą patį galiu pasakyti ir apie naują paprikos veislę. Išvesta tiksliau 2000 metais, tai paprikos veislė reda lietuviška. Pardavime tikrai tų sėklų buvo. Ir būtent ji puikiai auga ne tik šiltnamyje, bet galima ją auginti ir po priedangomis lauke. O šiltą vasarą mūsų tyrimo duomenimis puikų derlių davė ir laukuose. Tiksliau, grinai atvirame grunte. Tai tų lietuviškų sėklų kur galima nusipirkti? Sėklų parduotuvėse yra žalioj stuteliai. Alantos tikrai dar nebus, neieškokite. Kitą metą tik tai, o redos galima jos pagrindė žalioj stuteliai,
sėklų parduotuvės. O dar grįžtant prie pomidorų, patys skaniausi man asmeniškai, aš manau, kad daugumai, jaučio širdis. Bet aš niekur nemačiau, kad būtų tokių sėklų galima nusipirkti. Taip. Čia turbūt tik kaimynai dalinasi. Taip, patys savo šitą pasidaro nuo senų laikų, kaimynai dalinasi. Yra panašių šitą hibridų, irgi kaip jaučio širdis kai kurių firmų, bet tenai jau tada yra hibridai, iš kurių sėklų patys nepasidarysi. To tas, kas jau turi tą seną veislę, tas ir metai iš metų ją ir savo pasidaugina. O Lietuvos daržininkystės institutas, jisai sėklas taip pat gamina? Lietuviškas veislės, taip būtų. Jaučio širdis lietuviškos? Ne, čia yra ne lietuviška veislė. Čia yra rusų selekcijos, likusi. Bet būtent kas išvesta mūsų institute, mes palaikome sėklininkystę, tikrai atliekame. Lietuviškų pomidorų yra šita didelis pasirinkimas, tačiau kiekvienais metais jų vis, man atrodo, šitą prekybai vis mažėja ir yra daug ką galima pasirinkti ir pagal skonį, ir pagal dydį, ir svarą, ir aušriai, ir viltis, daug kas viltį yra auginę ir jie mėsingi ir labai ankstyvi. Ir pirmutis, ir sveikutis yra hibridai, yra lietuviškų pomidorų veislių. Apolonija iš Tauragės klausė, ar dažnai genėti pomidorus, tai mes jau lyg ir atsakėm. Sakėt, vieną kartą per savaitę būtina, ar ne? Dabar turim, nežinau, ar siejasi su mūsų tema, kokių žolių kvapo ne tik nemėgsta, bet bėga žiurkės ir pelės. Gali būti žiurkių ir pelių šiltnamį? Žinoma, tai kaip ir darže šitą. Ypač labai mėgsta paprikų vaisius, tiksliau ne vaisius, bet sėklas. Išlukštena labai gražiai. Tai gal tada mes galim ir pakalbėti, kokią žolę reikia sodinti šiltnamio prie pat durų, kad pelytė įbėga. Pamėginsime mūsų apsaugininkai peradresuoti šitą klausimą, kad kitą antradienį šitą irgi svaitumėt ir paklaustume tada. Auginu šiltnamyje braškes, kokiomis trąšomis geriausiai jas tręšti. Danutė, Jurbarko viešoji biblioteka. Tai tinka mineralinės trąšos, yra specifinės, kurios skirtos braškėm, prašau naudokit, o taip yra bet kurios turint šitą universalios turinčios azoto, fosforo, kalio ir mikroelementų. O paskui dar tada papildomai reiktų ir magnio sulfatų, magnio reiškia trąšas turėti ir kalcio salietrą naudoti. Ar galima tręšti pomidorus, fosforą sumaišius su pelenais? Užpuolė rūgštinės spragės. Ką daryti, Jolanta? Laičių turbūt teisingai sukirčiavau, filialas. Tai spragės pelenai šiek tiek atbaido, bet jeigu jau užpuolė, tai jau tada reiktų ir kitokių priemonių šitą imtis, ne vien tik tai, kad pelenai. Jau pelenai yra kaip profilaktika. Prieš tai reiktų pabrastyti, pavyzdžiui, kad ir kopūstų, kad atsigintume mes pasodinę kopūsto daigą darže, pabarstume pelenais. Tai yra tokia ekologiška priemonė apsaugos nuo spragių. Daiva iš Šilutės rajono klausė, kaip dažnai reikia tręšti šiltnamio augalus, jei augalai susodinami tankiau nei rekomenduojama. Tai čia labai priklauso nuo situacijos, bet tai kokia dirva ir visa kita, bet taip kas savaitę galima patręšti arba kas 10 dienų. Ir dar rekomenduočiau nesausomis trąšomis tręšti, o pasidaryti trąšų tirpalą. Šaukštą, ne kupiną šaukštą, bet didelį desertinį šaukštą, nubraukta, kad būtų maždaug 20 gramų į 10 litrų, reiškia į kibirą vandens, ištirpinti turimų kokių trąšų ir palaistyti šito tirpalą. Tada geriau augalai įsisavina negu pabaršius sausomis trąšomis. Arba jeigu sausomis trąšomis barsto, tai būtinai ant drėgnos žemės ir dar paskui palaistyti. O kodėl kartais ant pomidorų auginamų šiltnamyje atsiranda rudų dėmių, nepasirašo niekas? Tai čia jau gali būti šitą dėmėtligę, jau gali būti ligos požymiai, gali būti trąšų trūkumo požymiai, dėmėms nelygios, labai kokios tos dėmės įvairios. Arba jau jeigu susadinti augalai, pavyzdžiui, tankiai yra ir arba antžeminė masė gausi ir paprasčiausiai trūksta jau šviesos ir žemesni lapai jau pradeda atsirasti įvairių dėmių.
Kristina iš Tauragės klausia, kokios pomidorų ankstyvosios veislės. Tai čia turi omeny gal šiltnamė, tai šiltnamė, kaip minėjau, iš lietuviškų, pavyzdžiui, ankstyviausi yra Viltis, o tai yra paskui žemaūgių įvairių Priska, viena iš ankstyvesnių, taip pat yra Balka, ankstyva yra Blagovest, Karina, čia iš užsienio selekcijos. Nuo vidutinio ankstyvumo gal kas šitą mėgsta ir labai yra paplitę polietileno plėvelė dengtose šiltnamės, tai Delfinė, Faustinė, Master, šitie agurkų, pomidorų hybridai. Ar gerai laistyti šiltnamio daržovės, dilgėlių ištrauką? Taip, prašau. Čia yra... Tikrai nepakenks. Tikrai nepakenks. O grįžtant prie pomidorų, kokias vynuoginių pomidorų veislės rekomenduotumėte? Ir ar jas galima auginti tiek balkonuose, galbūt tiek šiltnamiuose? Tai balkonuose labai paplitusi ir populiariai ir tinkama būtent ir ar vazonuose Vilma yra. Šitą, kaip ir vardas, šitą pomidorų hybridas. O taip yra įvairių slyvinių pomidorų, kur arba smulkiavaisių. Prašau, galime mes susodinti arba kokiuose nors dėžutėse, arba šitą balkonė kokiam tai lovelė. Šitą ir galima auginti. Tai tada turbūt paklausiu panios Nijolės, ar galima balkonė lovelėje tinkamai užsiauginti baklažanus? Jeigu balkonas yra įstiklintas, prašau. Jeigu įstiklintas balkonas. Taip, nes baklažanams tikrai reikia šilumos ir gan nemažai šilumos. Lauko sąlygom mūsų tyrimų duomenimis tikrai nepasiteisino. O šiltnamį sudarius, bet vėl reikalingas vėdinimas geras, reikia įspręsti šitą problemą būtinai. Na ir pasirinkti kuo ankstyvesnės veislės baklažanų, tiek paprikus, tiek baklažanų rekomenduoju. Ir tinkamai prižiūrėti. Aišku, turi būti tinkamas genėjimas, tai yra pašalinimas nereikalingų šakučių, tuomet vaisių palikti ant vieno augalo nedaugiau iki 8 panašiai, taip rekomenduojama, o visą kitą reikia, visas užuomaskas pašalinti, tada turėsim gerą. Tai su gera priežiūra galima balkonė užsiauginti ir paprikas. Bet būtinai reikia įspręsti vėdinimo problemą. Kad nebūtų per karšta, nes 30 laipsnių temperatūra jau pakilus aukščiau pradeda kristi žiedai ir taip nukentės tikrai derlius. Po to galim kaltinti selekcininkus ir kad blogos veislės, bet čia yra būtent pačio žmogaus kaltė, nepriežiūra. O girdėjau, kad šiltnamį auginant paprikas jas reikėtų sodinti kuo tankiau, kad net lapai liestųsi. Ar yra tiesos šiame gande? Nieko panašaus. Yra veislių žemaūgių, yra veislių aukštaūgių. Žemaūgės galima sutankinti. Tai sudinti 20-25 cm atstumą augalas nuo augalų, bet aukštaūgių, ypač dabartinių olandiškų hybridų, tai kai augalas užauga iki 2 metrų ir aukštesnis, tai sutankinti tikrai mes negalim ir rekomenduojama sudinti 40-50 cm atstumu augalus nuo augalų. Nes kiekvienas ir derlius nukentės, jeigu mes per tankiai susodysim ir vaisių mažiau raudonų, tuomet sunokusių turėsime. Čia nukentės tiesiog mūsų derlius. Reikia laikytis optimalių sodinimo atstumų. O kiek vaisių gali tinkamai prižiūrima paprika užvesti per sezoną? Čia vėl priklauso nuo veislės. Pavyzdžiui, galiu vėl paminėti Redą ir Alantą. Redant augalą išaugina panašiai iki 12 vaisių, iš jų kokie 6-7 tikrai būna sunokę, net iki, žiūrint kokią vasarą dar, net ir daugiau galima. O Alantos šiek tiek mažiau vaisių, bet kaip minėjau, vaisiai yra didesni, derlius atsiperka tame. Tai užaugina augalas vidutiniškai iki 10 vaisių, o sunokusių būna taip irgi apie 7 vaisius. Panašiai. O dabar aš jūs noriu perbraukti, nes norėčiau priminti, kad puslapyje yra žaidimas ir testas, kurį gali pažaisti visi, kurie dabar yra bibliotekose ir yra žiūri internete. Tai spaudžiam E raidę, taip. Einam į apačią, mes jau esam tam puslapį, einame į apačią ir randame 1000-mečio senjoro testą. Spaudžiame nuorodą pradėkite testą. Einam dar žemiau. Ir dar kartą pradėkite testą.
Ir turim pirmąjį klausimą, ar padėsim atsakyti pirmąjį klausimą, kas yra rasos taškas. Yra 4 atsakymai: temperatūros riba aukščiau, kurios išgaruoja visas dirboje esantis vanduo, temperatūros riba žemiau, kurios vandens garai koncentruojasi, diena, po kurios temperatūra nenukrenta žemiau 0 laipsnių ir diena prieš joninės. Gal vieną klausimą padedam atsakyti, ar ne? Antras atsakymas. Temperatūros riba žemiau, kurios vandens garai kondensuojasi. Aha. Tai šitą testą gali spręsti savarankiškai visi, kurie žiūri, ar ne? Irgi bus prizai kažkokie šitą testą sprendusiems. O mes galime grįžti į klausimus. Buvau ten radus klausimų apie braškes. Moteris rašė, kad auginasi šiltnamiuose braškes. Ką galėtumėt pasakyti apie tai? Tai dar plačiau apie braškes mūsų instituto kolega bus po 2 savaičių. Tai galite jūs tada prisijungti ir dalyvauti šitame pokalbėje, jums gal rekomenduos tada ir labiau tinkamas net kokias nors veislės auginimų šiltnamyje. Kalbėjom apie tai, kad dėti perpuvusio mėšlo į duobutes prieš sodindami agurkų daigus, ar ne? Šitą sakėm, kad galima. Ar tinka pomidorus profilaktiškai nuo ligų purkšti pienu? Taip, tik tai turi būti liesas pienas naudojimas. Kuo naudingos garstyčios šiltnamyje pasėtos nuėmus derlių? Jonas iš Pakruojo. Dezinfekcija? Taip, būtent. Dirbos dezinfekcija. Anksti pavasarį pasisodinu į šiltnamį ridikėlius, bet jie išeina į lapus. Kodėl taip atsitinka? Man irgi taip yra atsitikę ir aš daugiau ridikėlių nebesėjau. Per aukštą temperatūrą visų pirma. Per šiltą? Tai būtent per šiltą. Ir galbūt drėgmės per mažai dar. Gal labai pertrešia. Arba, aišku, dar labai traši puri dirva ir todėl auga tik antžeminė masė, reiškia, neaugina. Bet labai turi didelį reikšmę tikrai temperatūrą. Kaip išnaikinti skruzdėlę šiltnamyje? Tai čia išbaidyti. Irgi prašom paklausti mūsų kolegės kitą antradienį, gal jums ką nors patars konkrečiau. Kokios pomidorų rūšys tinka auginti lauke? Tai čia veislės gal? Pomidorų veislės. Karašo rūšys? Tai pomidorų veislės yra skiriamos visgi auginimui šiltnamį, auginimui lauke, kitos yra ir lauke, ir šiltnamį galima auginti, o tada iš auginimo aš jums patarčiau šitą lauke, tai kaip minėjau, šitą. Ta priska, balka, beta lūks, tai yra, žodžiu, rinkdamėsi sėklas, jūs pasiteiraukite, ir tai yra žemaūgiai, ir tai yra aukštaūgiai. Jeigu jie yra žemaūgiai, tai žemaūgiai ir tiks sodinimai lauke. Tai o dabar mes jau matom daigus, papasakokite apie tuos daigus. Prie stalo, kur tai čia būtent jau šitą pomidoro, agurko ir vienas iš aukštesnis paprikos daigas jau jie yra tinkami sodinimui, jau yra tinkamas jų daigų amžius ir turi suformavę atitinkamą lapų skaičių. Juos jau galima sodinti į šiltnamį. Kaip matome apačioj, tai turbūt daigai turėtų siekti virš 20 cm maždaug. Taip, 20-25 cm ir turėtų iki 12 tų jaunų. Paprika iki 12 lapų, o pomidoras su 7-8 lapais yra sodinamas, o agurkai su 4-5 lapais. Turi daigas būti. Visa aritmetika, dar ir lapus skaičiuoti. Nelapus skaičiuot, galite skaičiuoti dienas, pavyzdžiui, kaip orientuotis, kada man sėtis agurkus arba ten pomidorus ar papriką, ar ten kokius saliero daigus. Agurko daigas auga pavasario laikotarpį 25-30 dienų. Tai mes dar plus 3-4 dienas pridedam sudegimą ir prašau aritmetiką, kada man pasisės. Pomidoro daigas auga 45-50 dienų, o paprikos daigas jau ilgesnio laikotarpio reikalauja. Net iki 60 dienų. Taip, ir būtent kur mes sudėsime, galima atsiskaičiuoti. Galiu duoti kaip pavyzdį, jeigu mes sudinsime į nešildomą šiltnamį, polietileno plėvelė dengta, tai rekomenduoju sėti gegužės kovo pirmoje pusėje. Jau pasisėti reikia. Nesėkime labai anksti. Daug kas sėja vasario mėnesį.
Po to daigas labai ilgai auga, tas daigas jau ir Vargsta. sumedėja ir vargsta, nu kaip be buvo. Mes Vasario sąlygų mėnesį- pasodinti neturim, kur į pašildomą prašau, bet tik tai į nešildomą tikrai nesistengime taip anksti sodinti. Pakanka kovo pirmoje pusėje. Vasario mėnesį daigams jau reikia šviesos. Tai Vien būtent dėl reikia to, papildomą vien dėl to apšvietimą. kokybės mes negaunam, nes reikia papildomą apšvietimą. O gal aš paklausiu tiesiog, o kokio turi būti aukščio jau daigai, kad juos būtų galima pradėti rišti? Ar tik tai iškart persodinus į šiltnamį jau reikia pradėti rišti, ar šiek tiek vėliau palaukti? Pasodinus turi jis prigyti ir po savaitės, po 10 dienų jis yra pririšamas jau. Tai neskubėkite, mėly žiūrovai, įrišti tiek agurkų, tiek pomidorų, šiek tiek palaukite, kol prigis pats daigas. Taip, nes paskui dirva šiek tiek suslūksta, va, kaip minėjau, kad šitą nesusidarytų kilpą, kur neužverštų agurko daigo, kas labai svarbu. Tai Aukštaūgės paprikas irgi rekomenduoju rišti. Ar yra Bet tik koks- tai visai kitas rišimas yra. Paprika norėjau yra paklaust. rišama kiekviena palikta pagrindinė šaka. Ir būtent čia galiu parodyti pavyzdį, kaip yra paprika genima. Galima palikti 2 šakomis, 3, arba čia pirmas vaizdas tai visai, va, būtent. Čia nepritraukia gerai. Pirmas, kur labai tankus krūmas, tai visai negenėtas. Toliau rekomenduojama palikti 2 šakomis arba 3 šakomis. Būtent va taip reiktų išgenėti papriką ir kiekviena šaka šita pagrindinė yra pririšama atskirai. Būtent. Tai labai Čia yra darbo. daug darbo. Todėl rekomenduoju mėgėjams rinktis kuo ankstyvesnės ir žemesnės, nu viskas, su žemesniais augalais. Tada nereikia visai rišti. Klausia, kuo be sieros dar būtų galima dezinfekuoti šiltnamį. Tai jau sakėt garstyčiom, ar ne? Garstyčios labai gerai tinka. Skaičiau, kad rapsą galima pasisėti irgi rudenį. Skaičiau, kad bananų žievės labai naudinga užkasti šiltnamę, nes juose yra kalio, kuris naudingas augalams. Ar tikrai šitaip, Gražina? Jau geriau kompostuoti, pasidaryti kompostą ir tada naudoti. Taip. Negu Perpus. taip jau perpuvusi, o ne, nes puvimo metu vėl yra procesas nereguliuojamas. Kodėl pomidorų žiedai paruduoja ir nemezga vaisių? Tai čia vėl temperatūra, drėgmė, žodžiu, mikroklimatas arba vėdinimas, arba ir per didelis gal azoto kiekis, perviršimas, čia labai kelios gali būti priežastis. Tas parudavimas įdomu, gal jau net ir ligos požymis, paprasčiausiai, o nemezga arba nukrenta žydinti žiedai, tai dėl temperatūros per aukštos ir drėgmės netinkamos. Pomidorų daigai užauga vešlus, bet derlius būna mažas. Ar tai priklauso nuo žemės rūgštingumo? Tai jau čia nelabai išlaikytas balansas augalų. Daigai yra per gausiai laistomi, per gausiai tręšiami, antžeminė masė yra didelė, šaknis yra silpnos ir už tai taip ir yra. Nereikia persistengti. Turi būti viskas optimaliai daroma. Nereikia permylėti. Kada geriausiai laistyti pomidorus ir agurkų šiltnamį ir kaip dažnai? Lyg tai dar neatsakėm, ar ne? Tai pomidorus reiktų laistyti rečiau, bet gausiau, o agurkus galima dažniau ir pamažai mėgsta. Tai pomidorus 1 kartą, 2 kartus savaitėje. O ponios, Nijolės, norėčiau paklausti, pastaruoju metu vis populiarėja prieskoniniai augalai auginami šiltnamiuose. Tai kokius būtent galima būtų užsiauginti, tiek gal kmynus, tiek kalendrą, gal turite patarimų, kas geriausiai auga šiltnamyje? Čia minėti augalai tikrai neverta auginti šiltnamį, tiek kmynas, tiek kalendras puikiai auga laukiai ir nerekomenduočiau. Rekomenduočiau tai būtent bazilikus, o ypač šaltą, lietingą vasarą labai prastai auga. Labai Bazilikų yra prieskonis. taip labai geras prieskonis ir bazilikų yra labai daug rūšių. Būtent ne rūšių, o veislių ir būtent va čia, kaip matote nuotraukose, žalias krūmelis ir tokį violetinį liktai atspalvį turintis, čia priklauso nuo veislės. Veislių yra tikrai gana daug ir dar parodysiu vieną, būtent va čia yra minėti veislė, krūmeliai labai kompaktiški, labai gražiai atrodo, pasodinus darže ir kiekviena veislė dar turi savo ir kvapą.
būtent nereiškia, kad bazilikas kvepia vienos spalva, visi bazilikai. Vieni augalai, vienos veislės augalai kvepia cinamonu, kitos gvazdikėliais. Trečios veislės gali kvepėti jų mišinių, gvazdikėlių, cinamonu. Yra karamelinis bazilikas, taip kad kvapų asortimentas yra gana didelis ir galima pasirinkti. O kur geriau tada sodinti vadinamosios tos arbatinius prieskoninius, tai ir tiek melisa, mėta. Minėti augalai yra daugiamečiai ir darže pasirenkant vietą reikia turėti mintyje tai, kad netrukdytų dirbti, kitiems darbams netrukdytų tai, nes vienoje vietoje šie augalai augs iki 5 ir daugiau metų, jeigu mes tinkamai prižiūrėsime. O kaip paruošti žiemai? Ar nukarpius visus jau lapus, ar reikia kažkaip specialiai paruošti žiemai? Geriausia šitą nukarpyti ir formuoti augalus yra pavasarį, kai prasideda jau jų vegetacija, tai būtų balandžio pabaiga, gegužės pradžia. Jau matome, ar tas augalas tikrai gyvybiškas yra iš po žiemos, ypač žiema labai parodė daug ką. Ir daug augalų, kurie šiek tiek liepesni, pavyzdžiui, tokie čiubreliai, kvapieji, tai yra vaistiniai šalavijai, šiais metais tikrai labai pašalę yra, kai kurie augalai net iššalę, todėl ant žiemos reiktų juos pamulčiuoti, arba durpių, arba pjuvenų, tiesiog šaknis. Paprasčiausiai iki 5 cm dėti mulčią reiktų. Arba tiesiog, jeigu yra galimybė, ar šiaudais pridengti, kad sulaikytų sniegą, daleiskim, ypač besniegėmis žiemomis šitie augalai linkia pašalti ir net iššalti. O prieskoninio augalo asortimentas yra gana didelis ir tiesiog mūsų instituto kolekcijoje jų auga per 132 augalų rūšys bei veislės, taip kad pasirinkimas tikrai yra didelis ir kiekvienos šeimininkės, tai kiekvieno žmogaus norai yra skirtingi. Populiariausias bazilikas, sakėt, mairūnas, kas dar toks iš tokių naujų? Mairūnas, čia jūs paminėjote iš vienmečių, yra labai daug ir daugiamečių augalų. Tai yra kalninis dašis, galima jį naudoti vietoj pipirų visur. Toliau vaistinė gelsvė. O gal jūs turite atviruką? Kaip jis atrodo? Kalninių dašių tikrai neturi, gelsvės neturi. Čia reikia kažkaip tai. Gelsvė gal labiau girdėtų. Gelsvė, kurios tai yra vienintelis iš prieskoninių augalų, kur naudojamas visas augalas, tiek sėklos, tiek lapai, tiek žiedai. Visas augalas turi prieskoninę vertę. Toliau čia matome tikroji levanda, daugiametis prieskoninis augalas. O čia ta pati levanda, kurią galima ir nuo kandžių dėti? Taip, būtent ir nuo kandžių. Čia yra daugiametis, jau pirmais metais labai auga, labai lėtai augalas, po to antrais, trečiais jau stiprus augalo augimas. Toliau yra perilės irgi prieskoninis, vienametis augalas. O kam jos tinka? Čia daugiau mėsos patiekalų paskanimų, padažams. Tiesiog dedama į marinatus, bet čia yra vienmetis. Po to yra gilteklės, tai čia jau prieskoninė daugiau daržovė, tai čia būtent augalai kaip atrodo, čia jau šaknis, juodos šaknis tokios. O riešutų taip nuskutus, viduryje yra baltas minkštimas ir turi... Ir tą šaknį gal tarkuot galima kaip daržovė? Galima tarkuoti ir tiesiog mišrinis, tiesiog žalias galima valgyti, turi lazdynų riešuto aromatą. Būtent čia žydinti gelteklė, žiedai turi vanilės aromatą, kvepia vanilė. Toliau šparakai dar pas mus, vaistiniai smidrai dabar jau vadinami botanikai. Tai čia Lietuvoje auginama daugiau kaip dekoratyvinis augalas. Į puokštės. Taip, į puokštės, bet jis turi ir prieskoninę vertę, tai anksti pavasarį nuo balandžio mėnesio iki birželio panašiai iš žemės yra formuojami, auginami ūgliai ir tie ūgliai yra valgomi kaip prieskoninė delikatesinė daržovė. Turi tokį švelnų žirnelių aromatą. Toliau pas mus dar labai primiršti yra lapiniai kopūstai, nors jie turi tikrai, pagal cheminę sudėtį jie yra gana vertingi, vertingesni už gūžinius kopūstus
ir jų lapai labai dekoratyvus, galima naudoti papuošimui. Labai gražiai atrodo salotų supjaustytos purios gaunasi. Ir daržo puošmena. Taip, daržo puošmena, tai čia Bet jau per žiemą jie nestovi, negalima Šis išsaugoti. augalas atlaiko iki -15 laipsnių. Aišku, jeigu žiema yra šaltesnė, rekomenduojame iškasti, pasodinti į kažkokį didelį indą ir tiesiog atsinešti jį. Tai čia daugiametis augalas. Jis yra vienmetis, Vienmetis. pagal viską. Ne, yra dvimetis, kopustinis, visos daržovės yra dvimečiai augalai, 2 metais jau formuotų žiedynus. Tai va, būtent iki -15 atlaiko, bet dėja, žiemos pas mus yra šaltesnis. Toliau darželinė žemenė, verta dėmesio, labai lengva ją dauginti, pasėjus tiesiai sėklai dirvą, būtent va šiuo metu galima sėti. Ir labai medingas augalas, lankomas bičių, čia bitininkai turėtų atkreipti dėmesį. Ir skani arbata tiek. Galima Į čiobrelį šiek tiek gaires. panašus, ar ne? Nieko panašaus. Turi ir melisos, ir pipirmintės kažkokios. Išoriškai aš turiu omeny, tas violetas žiedelių, ne? Nepanašus tikrai, ne. Čiobrelis kitoks. Čiobrelio žiedai yra daugiau. Ir lapukai tokie pailgi mėsingi, o čia lapukai yra tokie liaunus ir visai nepanašus. Nei žiedų spalva, nei... Iš nuotraukos, taip. Iš nuotraukos. Nuotraukoje panašu, natūroje. Toliau vaistinė agurklė galima auginti ir čia tai gana dekoratyvas. Pas mus dar nėra priimtina, taip labai nėra paplitę. Žiedais puošiami saldieji, įvairūs patiekalai, būtent net ant tortų dedami, tai čia pas mus dar Lietuvoje kažkaip dar nėra. O lapija, jauna lapija, tai greitai auganti ir galima naudoti anksti pavasarį vietoje agurkų. Agurkų aromatą turi. Toliau paminėčiau, kad peletrūnas, vaistinis kėtis, dar kitaip vadinamas. Tai prieskonis nepakeičiamas į varškės patiekalus. Taip pat rauginant agurkus, konservuojant galima jo dėti. Ir jeigu pilvas skauda? Tai yra kartusis, reikia nemaišyti. Agurkams suteikia aromatą, ne aromatą, o tvirtumą. Toliau turbūt daug kas ir augina, tai paprastasis raudonėlis, labai skani arbata ir taip pat žuvies ir mėsos patiekalų paskaninimui daug kur naudojamas. Gerai žiemojantis augalas, nelepus nėra augalas, medingas labai augalas. Kam dar sakė naudojamas? Dekoratyvus. Nes raudonėlis, girdėjau, yra pakankamai prieskonis. Šiek tiek maišant su kitais galima dėti. Taip, aišku, kiekviena šeimininkė vieną augalą nenaudoja. Deda kelių augalų mišinius, bando, eksperimentuoja. O gal dar į klausimus pasižiūrėkime, ką galima atsakyti, ar ne? Ar teisybė, kad pikuojant pomidorus turi būti 4 lapeliai? Ne, kaip tik turi turėti tik pirmą tikrą lapelį. Pikavim, tada pomidorus jau reikia pikuoti. Ar galima pomidorus, kaip dilgėlės, atsiprašau, atsakėm iš tą klausimą, auginti lauke? Kaip išvengti agurkų miltligės? Vėdinimas ir vėdinimas. Ne per didelė drėgmė. O po to yra priemonės, kurias irgi kolegė paminės kitą antradienį. Prašom klausyti ir žiūrėti. Ar reikia kiekvienais metais nukasinėti žemę šiltnamyje, į dirvoje augalai buvo pažeisti ligų ir kenkėjų? Tai čia nukasinėti reiktų tada, jeigu labai pašaknio lygos puola ir jeigu tikrai yra dirva labai užkrėsta. Tai pirmiausia, sėjomaina reikalinga šitą šiltnamį keisti jam vietą, kas jau bent 3-5 metus. O taip, tai jeigu yra jau labai didelė būtinybė, jau čia didelis vargas visgi nukasinėti tą žemę. Vat Jonas iš Pakruojo bibliotekos norėtų jūsų paklausti, ar žinote tokį vadinamą pomidorų medį ir ar jis Lietuvoje yra toks naudojamas, ar jį galima užsiauginti? Įdomu, ką čia vadina pomidorų medžiu. Dar tokio neteko girdėti, gal nebent tuos... Gal sumaišė su pinigų medžiu? Gal kaip ir kokia nors gėlė, ta vadinama, tai gali būti, čia nebent šitą turime omeny tuos aukšto ūgius, neterminantinius pomidorus, kurie, reiškia, galima auginti, kur viršūnė nesibaigia žiedinė keke ir
Nebent kas nors liaudiškai taip pavadinęs yra. O gal toks tada būtų labai mėgėjiškas klausimas, ar būna daugiamečių pomidorų, gal tiesiog tos kaip krūmas galėtų augti porą metų? Tai aš prašau, šitą indeterminantinį pomidorą sudarytas sąlygos ir tegul auga ir iki 20 metrų ir taip, ir tegul, jeigu tinkamos sąlygos. Į Lietuvą iš Rusijos įvežama raudona plėvelė šiltnamiams dengti, kuri vadinasi Red Light ar panašiai. Kokie jos privalumai, Jonas iš Pakruojo aktyvus? Taip, Rusijoje yra nemaža plėvelių pasiūla, o čia jos ypatybė ir teigiama savybė yra ta, kad dengiant ją šiltnamį nėra tokių didelių temperatūros svyravimų dieną ar naktį, kas labai aktualu. Jis sulaiko infraraudonosius spindulius, kurie išsiskiria nuo žemės paviršiaus ir naktį temperatūra yra gana šiltnamyje, nenukrenta taip žemai. Ir iškia galima pirkti tokį, ar ne? Taip. Ir tada ir augalai geriau auga, ir derlius geresnis tuo pačiu. Nežinau, ar teisingai perskaitysiu pavadinimą. Teko girdėti, kad auginami šiltnamyje serenčiai. Taip, arba tagėtis kitaip liaudiškai vadinamas. Apsaugo daržovės nuo ligų ir kenkėjų. Kokia jūsų nuomonė? Čia yra panašiai, nes turi, kvapas turi repelentinius. Serenčiai yra tuo pačiu ir prieskoniniai augalai būtent. Ogi nešnekėjom dar apie cukinijas ir arbūzus. Jos irgi galima užsiauginti šiltnamyje? Šiltą vasarą galima juos užsiauginti ir lauke net. Ir gan gerai, ir gan neblogas derlius yra gaunamas. Aišku, tarkim, arbūzas. Cukinijos tai be problemų. Bet arbūzus ir melionus, ypač kaip pernai vasarą parodė, ir šiais metais neaišku, kokia ta vasara bus, tai patarčiau auginti geriau šiltnamius. Ir tikrai galima užsiauginti. Na, aišku, tas skonis arbūzo galbūt tiek meliono nebus toks, kaip yra atvežtinis iš Ispanijos ar iš ten yra visai kitos sąlygos ir šilumos ir netokie bus saldus, bet tikrai galima užsiauginti ir savo. O jų sėklų galima įsigyti irgi specialiose parduotuvėse? Tikrai yra, sėklų parduotuvėse yra tiek arbūzų, tiek melionų. Ir būtent tos veislės, kurios rekomenduojama šiauginti ir kurios sunokina savo terpę. Tai iš pačių vaisių geriau nerizikuoti su sėklom? Jeigu yra veislė, tikra veislė, be raidelės F, tai yra ne hibridinė veislė, tai galima ir pačiam pasidaryti. Bet vėl, kadangi arbūzai yra kryžmatulkis augalas, taip kad šalia augant kitoms moliūginėms daržovėms nėra labai gerai. Ir aišku, pirmoje, antroje kartoje nieko mes nepajusim, bet ypač cukinijos, jeigu auga su aguročiais arba tiesiog tarp veislių spalvų vaisių, jau antrais, trečiais metais mes jau tos turimos veislės nebeturėsime, kadangi susikryžmins. Ir būtent norint pasidaryti savo sėklų, vėlgi reikia sėklininkystės žinoti visus principus. Ir čia eilinis žmogus nelabai tai padarys, nes turi būti atstumai nuo vienos augalų veislės iki kitos, net iki kilometrų turėtų būti atstumai. Čia yra tokių niuansų įvairių, čia gali tą darbą atlikti tik selekcininkas. Turiu vieną asmenišką klausimą. Man visada labai gaila išmesti avokado vaisiaus sėklą, jinai tokia graži. Gal kartais galima ją pabandyti pasodinti ir kas nors išaugs? Nu, pabandyti niekada nėra vėlu. O iš tikrųjų, ar gali kas nors išaugti? Gali, kodėl, bet vėl reikia sudaryti. Avokadas, kaip be buvo, irgi šilumą mėgstantis augalas, taip kad tik šiltnamio sąlygom laukiai. O avokadas, kas yra medis, kai net neįsivaizduoju, kaip auga tie vaisiai? Nu, daugiau gal medį primena. Tai šiltnamį negerai, praug šiltnamį. Tai mes tokį neišsiauginsim. Avokadas medis auga, iš tikrųjų. Taip. Tikrai žinau. O sakykite... Pabandyti galima, bet užsiauginti iki normalaus ir gauti normalų. Pradžioj šiltnamyje, matai, o paskui pasisodinimas. Pone Nijole, o kaip dėl tų tradicinių irgi arbatinių, kaip sakant, gal gėlių, nežinau kaip pavadinti, medetkos ir ramunėlės? Ar joms reikia specialių sąlygų, ar sėklas reikėtų pirkti iš parduotuvių, ar tiesiog galima iš kaimyno pasiskolinti kažkokių ten? Galima pasiskolinti ir iš kaimynų, bet yra ir sėklų parduotuvėse tikrai gan pasirinkimas yra nemažas, kiek man teko matyti.
Tai čia dauginimas yra labai paprastas, ėjom tiesiai dirba, būtent šiuo metu jau galima šitą tai atlikti ir tiek ramonėlės sėti. Ramonėlės yra, kaip prašoma, daugiametis augalas, bet po to pats susisėja ir tiesiog auga kelis metus, tai pačiu medetkus jau yra vienmetis augalas. Kiekvienais metais. Arba jeigu sėklų pribyra, tai tiesiog jos gerai peržiemoja per žiemą ir pavasaris toj vietoj, kur auga. Ne 100% sėklų tą sudyks, bet kažkiek tai mes turėsim toj vietoj ir augalų. Bet geriausia patartim, tai kiekvienais metais medetkas atsėti. Dar vieną tokį įdomų turim klausimą. Viename iš testo klausimų yra toksai, kaip išvengti per didelės drėgmės. Atsakymo variantas - šildyti ir atidaryti orlaidės. Kaip suprasti šildyti? Suprasti šildyti, tai turėti kokį nors tai šildytuvą arba turėti ventiliatorių, kur yra pučiamas šiltas oras. Tada ir nors kaip atrodo čia ir nuostolinga ir neracionalu, bet taip gana operatyviai pašalinama drėgmė. Tai dabar aš manau, kad pats laikas, kadangi yra be kelių minučių 12, apibendrinti po kokius 3 gerus patarimus tiems, kurie turi šiltnamį, kad žmonės galėtų užsiauginti derlių, valgyti savo daržovės, ką reikia daryti. Aš čia net surašiau tokius principus pagrindinius. Pirmiausia, jūs šitą norint gauti gausų ir kokybišką derlių, tai čia susiję ir su pomidorais, ir su agurkais, ir paprika taip pat galime. Pirmiausia, neskubėti, kaip ir minėjom, sėti, tai neskubėti ir sodinti, dirva turi būti šilta. Paskui sodinti tinkamą atstumu, tam, kad sodinti tinkamą atstumu, tai jūs turite žinoti, ar pas jūs veislė ar hybridas, ar aukštaūgis, ar žemaūgis, ar linkęs šakotis, turėti formuoti daug šoninių atžalų, pavyzdžiui, kaip agurkai, laistyti šiltų vandenį, tai čia rekomenduočiau agurkus ypač pabrėžti, nes agurkai labai jautrus yra šaltų vandenį ir jūs galite turėti bėdų šiltnamyje, tas agurkas jums neaugs vien dėl to, kad vanduo yra šaltas. Vėdinimas labai aktualus, kaip minėjau, vėdinimas skersvėjo, bijo ir paprikos ir agurkai, o ne bijo pomidorai. Paskui laistykite tam, kad pirmoje dienos pradžioje tam, kad iki nakties pradžiūtų šiltnamis ir genėti augalus irgi tam, kad žaizdos išdžiūtų ir tą pačią dieną geriau tų darbų nedaryti. Tai čia tokie pagrindiniai principai ir jūs tikrai turėsite ir sveikus, ir augalus, ir kokybišką derlių. O aš jei galima galiu dar pridėti auginantiems paprikas paprakavimus. Tai dar tokius patarimus augintojams pasiūlyčiau. Tai pašalinti šoninius ūglius iki įsišakojimo, tai iki pirmo įsišakojimo nuo žemės, apdoroti augalus laiku apsaugančiais nuo grybinių ligų preparatais, pašalinti užmestus vaisius ir žiedynus išaugusius stiebo pirmo iššakojimosi vietoje. Aukštos kokybės vaisiai išauginame ribojant jų kiekį ant augalo, tai čia rekomenduojama iki 5-7, bet priklausomai nuo veislės aukštaūgiams yra čia kita rekomendacija jau. Tai skatina greitesnį auginimą visą šitą atliekus ir sunokina daugiau vaisių augalai. Būtent laikantis tų sąlygų tikrai gausime gerą derlių. Sakykit, kiek galėtume laiko kalbėti apie tai, kaip reikia elgtis su šiltnamiu ir daržovėm? Turbūt į 3 valandas netilptume, ar ne? Labai yra daug ypatybių, pavyzdžiui, dėl lapų skinimo, dėl genėjimo. Galime mes net reguliuoti pačių pomidorų augimą, tai išskinant šitą vaisius kiekį, atitinkamai ten genint lapus ir visa kita. Yra daug subtilybių. Kurias būtų galima aptarinėti dar pusę dienos. Bet aš manau, kad jums visiems buvo labai naudingas šitas susitikimas, transliacija, ir noriu priminti, kad kito susitikimo tema yra kaip apsaugoti lauko šiltnamių daržovės nuo ligų ir kenkėjų. Kitas susitikimas įvyks gegužės 18 dieną, taip pat 11 valandą. Jūs turite galimybę savo bibliotekose dar šitą susitikimą aptarti, apkalbėti, išgerti arbatos. Buvo labai malonu. Noriu priminti, kad mūsų studijoje buvo
Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto komanda, tai yra daktarė Julija Jankauskienė ir Nijolė Maročkienė. Ir prieš baigdamas, tada tuomet norėčiau visus sodo ir daržo mėgėjus pakviesti išbandyti jėgas tūkstantmečio senjoro 3 teste, kurį prieš tai rodėme, tai svetainėje esenjoras.lt. Bandykite, spręskite, įrodykite, ką mokate ir laimėkite gerus prizus. Iki kitų susitikimų. Viso geriausio. Kutu tėvų terši, čia laiškas anūkui Londonan, kyba pablūdai. Taigi einam geriau bibliotekan, pasiskaipinsime į su tavo anūku, į su mano žintų. Naudokitės nemokamu internetu Lietuvos bibliotekose. Bibliotekos pažangai. Ko tu ti darai? Damoju, kas nauja į Lietuvos? Nemadernu, einam geriau bibliotekan. Tinai per internetų visas naujienas pamatysim. Naudokitės nemokamu internetu Lietuvos bibliotekose. Bibliotekos pažangai. Nu, į kiek čia žmonių pravažiuoja per dieną? Gal laikas vienas? Einam bibliotekan. Tinai per internetų darbą padavosi. Į tavo skelbimų daugiau žmonių pamatys. Naudokitės nemokamu internetu Lietuvos bibliotekose.